UNESCO nematerialus kultūros paveldas, žmonijos kultūra ir tradicijos. Massimo Centini. Gal Centini, sakyčiau, turbūt itališkai. Labai nuostabi knyga. Nežinau, kiek matosi, bet paveikslėliai užburiantis. Čia turbūt Neapolio menas, pica, medžio apdirbimo, vilnoniai kilimai Kirgizijoje, Japonija. Žodžiu, nuostabus paveikslėliai, nuostabi fotografija, labai ryšku. Na ir aš jums paskaitysiu ištrauką iš tradicinių smuikų gamybos. Nuo Andrea Amati, Guarneri, Antonio Stradivari iki šiuolaikinių tradiciją perėmusių meistrų, Kremonos smuikų gamyba išliko šimtmečius, nes mokytojai savo meistriškumą ir technikos žinias perduodavo mokiniams. Šie įgūdžiai puikus kūrybiškumo, talentų ir žinių, kurios buvo sukauptos aktyvios praktikos dirbtuvėse metu derinys. Cremona yra kosmopolitiškas studentų, muzikantų ir kolekcininkų lopšys, itin mėgstamas turistų, kuriuos į šį Lombardijos miestą traukia nepakartojami liutninkų dirbtuvių gebėjimai gaminti ir restauruoti styginius instrumentus, pavyzdžiui, altus, violončeles, violas ir svarbiausius smuikus. Šis menas tiekia vėlyvo renesanso laikus. Ištisus šimtmečius jis formavo Cremonos tapatybę ir ekonomiką. Miestas gali pasigirti daugiau nei 150 veikiančių specializuotų dirbtuvių. Smuikas tapo visuotinė miesto ikona. Tai va, šiaip labai rekomenduoju šią knygą ir dovanoms, ir šiaip turėti savo lentynoje. Pasižiūrėkit, kokie yra žmonijos tradicijos pavyzdžiai, kokie yra mūsų išvis tas paveldas, kokį mes turime pasaulyje. Tai žodžiu, labai svarbu ir būtina žinoti.